Ne taip senai susirinkau savo naują stacionarų kompiuterį, tačiau šiandien noriu jį atnaujinti ir įsidėti vaizdo plokštę. Kompiuterio rinkimo video sakiau, jog vaizdo plokštės kurį laiką nesidėsiu. Tačiau, pradėjus redaguoti video, kuriuose yra 4K raiškos vaizdo įrašų, supratau, jog be rimtos vaizdo plokštės toli tikrai nenuvažiuosiu. Tad neilgai trukus vaizdo plokštę aš įsigijau, prie viso to prisidėjau ir dar papildomus 32 GB RAM. Na, o kaip man viską sekėsi susidėti į savo kompiuterį, žiūrėkite dabar. Kadangi motininę plokštę pasirinkau Asus, tai ilgai negalvojęs, vaizdo plokštę taip pat pasirinkau gamintojo Asus. Modelis Dual GeForce RTX 4070 OC Edition. Tai 12 GB GDDR6X vaizdo plokštė. Ji turi 2 galingus ventiliatorius. OC Edition reiškia, kad vaizdo plokštę galima overclockinti. Labai daug apie pačią vaizdo plokštę nepapasakosiu. Ją rinkausi todėl, kad tilpo į mano norimą išleisti sumą. Čia galit matyti vieno ir to paties vaizdo įrašo išeksportavimą, lyginus senąją procesoriuje esančią Intel vaizdo plokštę ir naująją RTX 4070. Sumontuotas vaizdas, kurį eksportuoju, turi 4K raiškos vaizdo įrašų, taip pat aukštos kokybės nuotraukų bei garso įrašų. Kaip matome, skirtumas akivaizdus, daugiau negu 10 kartų greičiau. Labai džiaugiuosi sprendimu įsidėti vaizdo plokštę, kadangi kaip ir matėte prieš tai, viskas veikia žymiai greičiau. Sunku tikrai nebuvo, čia tikriausiai buvo vienas iš lengviausių dalykų, kuriuos man teko padaryti. Na, o šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysime kitame video.